Na kągi, mano mokslai baigti, su diplomuota ir sertifikuota bioenergetikė ir noriu tave pakviesti į asmeninę sesiją. Kokius klausimus mes sprendžiame ir kokius klausimus galime spręsti? Tai visokius ir žemiškus, ir dvasinius, ir netgi tuos, kurių tu net negali įvardinti, ar ne? Kai sakote, nesuprantu, kas vyksta, nesuprantu, kodėl vyksta. Pas kažką užstrigimas, pas kažką kažkokios baimės, nuolatinis nerimas ir svarbiausia, kad net nežinote kodėl. Bet tarkim, sakot, viskas gyvenime gerai, kodėl tas liūdesys yra, kodėl toksai nerimas yra. Arba aš jau nekalbu apie žmonės, ar ne, tai tiems tai numeris 1 reikėtų pasirūpinti savimi, savo gerovę, savo kūno, sielos gerovę, savo protų gerovę, psichologinę būseną, emocijomis, kurie yra patyrę labai labai daug traumų. Ar vaikystėje, ar paauglystėje, galbūt dabar, ar ne, pabėgus iš toksiškų santykių, arba patyrus prievartą, smurtą, iš tėvų smurtą, arba iš vyrų smurtą, na, galbūt ir iš moterų smurtą, ir gyvenate su ta kalte, su ta baime nuolatinė, ar ne, su tais skauduliais. Na, tų istorijų yra gyvenimiškų labai labai daug. Ir naujiena ta, kad jūs neprivalote visą gyvenimą kentėti. Nereikia kentėti. Kodėl jūs renkatės kentėti? Atsakyti galite savo dabar į šitą klausimą. Jis yra labai labai svarbus ir gilus ir turėtų išjudinti jūsų gylius. Visas pamokas, kurias jūs praėjote, viską, ką jūs patyrėte, galima tiesiog sumažinti, ar ne, išvalyti, atverti, pagydyti, priimti. Ir tai jau yra mano darbas jūs vesti tinkamų keliu, su tinkamu metodu, kad jūs keliautumėte į šviesą, į gijimą, į sveikimą, į pasitikėjimą, į laimę. Na, o svarbiausia, visada primenu, į meilę savo. Dar dėl ko nerimaujate, kad, tarkim, aš neinu dvasiniu keliu, aš neinu sąmoningumo keliu, aš čia nieko nemoku, aš čia nežinau, kaip čia elgtis, ką čia kalbėti, ką čia sakyti, kaip čia reikės daryti, gal man nepavyks. Jums ir nereikia nieko mokėti. Vienintelis dalykas, ko jums reikia, tai yra noras pasidalinti ir noras pagaliau paleisti tą baimę arba tą skausmą, tą patirtį, patyrimą, ar ne. Vienintelis dalykas, visa kita yra mano atsakomybė ir mano vedimas. Turiu daugybę įrankių, turiu daugybę metodų, ne veltui mokausi jau ne vieną dešimtmetį, esu baigusi tikrai ne vienus mokymus, na, o dabar baigusi labai labai didžiulės studijas bioenergetiko. Ir be abejo dar tęsiu ir kitus mokymus, apie kuriuos dar labai retai užsimenu, tai aš manau, kad nuolat žmogus turi kelti kvalifikaciją, ypatingai tas, kuris dirba su žmonėmis. Taip, kad tau nereikia čia nieko mokėti ir nebijok, kad tau gali būti per stipru, nesaugu, čia yra viskas su meile, su saugumu. Ir jeigu aš tik matau ir jaučiu, kad tau yra per sunku, mes iš karto pakylame aukščiau, ar ne, panyrame aukščiau, kad tau būtų saugu, kad tu galėtum atsikvėpti, mes visada galime sustoti. Ir jeigu nori, mes neriame dar giliau ir giliau ir giliau. O ten gilios yra tiek visokių nuostabių dalykų, nors iš pradžio atrodo kitaip. Tai kviečiu tave registruotis parašius mano asmeninę žinutę arba mėnuliamagija777.lt. Ir primenu, kad mes į šitą žemę atėjome mylėti ir būti mylimais. Šitą frazę labai dažnai naudoju einant ir savo gyvenimo keliu, arba kai noriu kažką pasimatuoti, pasitikrinti, pasitikslinti, ar tikrai aš čia neklystu, ar aš tikrai čia vietoje, ar tikrai čia tas žmogus, ar tikrai tas veiksmas. Ir pajaučiu, atėjome žemę mylėti ir būti mylimais. Ar dabar taip yra šioje vietoje, arba su šito žmogum? Ne, vadinasi, atsakymas turbūt aiškus, ar ne? Tai va, šitas lifhakas irgi jums yra skirtas, dalinuosi pasitikrinti, kad tiesiog veltui negaištumėt laiko. Bet aišku, kartais viskas gerai. Laiką irgi sugaištame, nes tai yra irgi mūsų pamokos, arba turi kažkas įvykti, turime kažko išmokti. Tai nebauskite savęs, nekaltinkit savęs, o eikite meilės keliu, savęs pažinimo keliu,
meilę sau ir visam pasauliui. Po truputėlį, po žingsnelį, žinokit, viskas yra įmanoma, net iš pačių juodžiausių, iš pačių tamsiausių patirčių, skausmų ir traumų išeiti ir būti laimingiams. Tai padariau aš, tai padarė daugybė mano klientų, mano mėnuliukų, tai gali padaryti ir tu. Laukiu tave su meile, su švelnumu, saugiai, giliai ir prasmingai.